Paukštiena tampa vis dažnesniu visos ES šalių gyventojų pasirinkimu, nukonkuruojančių raudoną mėsą ne tik dėl to, kad tai yra sveikas, natūralių gyvulinės kilmės baltymų šaltinis, bet dar ir dėl paukštininkystės sektoriaus išskirtinumo, antibiotikų atsisakymo. Kuo tai naudinga vartotojui? Kuo skiriasi paukštienos užaugintos su ir be antibiotikų kokybė? Kas ją užtikrina? Pasakoja maisto saugos ir kokybės kontrolės ekspertė Skirmantė Sokolovskienė. Užauginta be antibiotikų reiškia tai, kad viso auginimo ciklo metu paukščiai buvo sveiki, turėjo gerą imuninę sistemą, dėl to jiems nebuvo reikalingas gydymas antibiotikais. Ir tas buvo pasiekta tuo, kad iš tiesų nemažai investuota ir į mikroklimato sąlygas, į kraiko kokybę, į lesalo kokybę ir tas leido būtent išlaikyti paukštį sveiką ir su stipria imuninė sistema. Anot pašnekovės, viščiukus auginti be antibiotikų rekomenduoja net Pasaulio sveikatos organizacija. Kas yra svarbu šiuolaikiniame pasaulyje ir iš tiesų ką rekomenduoja Pasaulinė sveikatos organizacija, kad iš principo antibiotikų vartojimas būtų mažinamas ne tik tai žmonėm gydyti, bet lygiai taip pat, kad būtų mažinamas ir naudojimas antibiotikų gyvulininkystėje, nes iš tiesų susidaro antimikrobinės medžiagos, kurios yra atsparios tam tikrom bakterijom ir vėliau per paukštieną tas gali irgi įtakoti mūsų sveikatą ir mūsų atsparumą tam tikriem antibiotikam. Ir aišku, aplinkos tausojimas, tai tas yra ypatingai svarbu dėl to, kad tam tikros antimikrobinės medžiagos patenka ir per vandens sistemą, per dirvožemį, kaip ir minėjau, per patį maistą gali patekti. Tai iš tiesų vizualiai vartotojas kokybės galbūt paukštienos nematys, bet tas sveikatai palankesnis pasirinkimas būtų būtent užaugintos be antibiotikų paukštienos. Ekspertė dalinasi, kaip atrodo tokios paukštienos saugos ir kokybės užtikrinimas, bei kas atsakingas už tai, kad į parduotuves nepatektų užkrėsta mėsa. Pirkti paukštieną užaugintą be antibiotikų yra saugu, nes produkcija papildomai yra tikrinama gamintojo. Tam, kad produkciją ženklinti užaugintą be antibiotikų yra reikalingas leidimas suderintas su valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kas reiškia, kad įmonės turi imtis papildomų priemonių tam, kad produkcija į rinką patektų saugi, taikomos papildomos priemonės laboratoriniams tyrimams ir taip pat papildoma kontrolė iš valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Tai drąsiai galiu teigti, kad ta produkcija tikrai yra saugi, jeigu ant pakuotės matote ženklą, kad tai yra užauginta be antibiotikų. Tai yra gamintojo atsakomybė ir įsipareigojimas vartotojai tiekti į rinką saugius ir kokybiškus produktus. Atitinkamai ir produkcijai, kuri paženklinta užauginta be antibiotikų, gamintojas neša pilną atsakomybę už tai, kokį produktą patiekia į rinką. Tačiau taip pat vykdoma ir valstybinė kontrolė, tai valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kuri ir išduoda leidimą ženklinti produkciją užaugintą be antibiotikų, numato, kad gamintojas turi įsipareigoti ir vykdyti atitinkamai papildomas priemonės, kaip įrodyti ir užtikrinti, kad ta produkcija tikrai bus užauginta be antibiotikų. Į tai įeina ir tam tikros priemonės ūkyje, tai yra mikroklimato kontrolė, taip pat kraiko ir sveikatingumo kontrolė, bet taip pat įeina ir galutinės produkcijos tyrimai antibiotikų atžvilgių, tai yra gamintojai privalo patikrinti pagamintos produkcijos atitikti ir įsitikinti, kad produkcijoje tikrai nėra jokių antibiotikų likučių. Greičiausiai jau pastebėjote, kad ženklinimas užauginta be antibiotikų gali turėti labai skirtingus pavidalus. Kiek paukštienos gamintojų ir augintojų, tiek šio užrašo formų. Taip yra tikrai ne veltui. Europos Sąjungoje visų pirma nėra tokio vieningo ženklinimo, kuris leistų identifikuoti, kad tai yra produkcija užauginta be antibiotikų. Kiekvienas gamintojas gali pasirinkti, kokį ženklą naudoti, tačiau privalomai ant pakuotės turi būti formuluotė užauginta be antibiotikų. Tai iš tiesų rinkoje galite pastebėti, kad yra ženklų, kurie būtų oranžinėme fone, galbūt žaliame fone ar mėlynam fone, kurie būtent su tuo teiginiu būtų naudojami. Ir jeigu tai yra suderinta su valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, tai tas ženklas būtent ir indikuoja vartotojui, kad tai yra produkcija, kuri yra užauginta be antibiotikų.
Svarstydama apie paukštienos be antibiotikų ateities tendencijas ES, maisto saugos ir kokybės kontrolės ekspertė sako, jog nepaisant akivaizdaus tokios mėsos populiarėjimo tarp vartotojų, neaišku, ar šiuo keliu pasuks vis daugiau gamintojų, nes tai yra itin daug papildomų resursų reikalaujanti veikla. Iš tiesų, paukštienos vartojimas yra didėjantis ir tą rodo tyrimai, kad vartotojai vis dėlto renkasi vištieną kaip sveikatai palankesnį produktą, kaip baltymų šaltinį. Taip pat paukštiena yra lengvai prieinama ir ganėtinai nebrangi mėsa. Tai žiūrint į tai, atrodytų, kad būtent užauginta be antibiotikų paukštienos gamyba kaip ir turėtų didėti, bet kadangi tokį produktą pagaminti dažnai kainuoja daugiau, tai yra reikalingos tam tikros investicijos ir į biosaugos reikalavimų laikymąsi ūkyje, taip pat į tam tikrą lesalo kokybę, jisai turi turėti tam tikrų mikroelementų, papildų, kurie padėtų išlaikyti paukščių sveikatingumą. Na ir tą sukontroliuoti iš tiesų yra sudėtinga, jeigu neturi uždaro gamybos ciklo, tai yra nuo lauko iki stalo gamybos ciklo. Tai iš tiesų manyčiau, kad turbūt tokios paukštienos nedaugės, arba bent jau ženkliai nedaugės, dėl to, kad tai reikalauja papildomų įsipareigojimų prieš vartotojus ir, aišku, papildomų investicijų gamintojams tam, kad užauginti sveiką paukštį.